Vilniaus rajone Paberžėje stovinčioje traktorių gamykloje kuriama ne tik moderni ūkinė technika, bet ir nemažai investuojama į darbo kokybės užtikrinimą. Visai neseniai čia buvo įdiegta nauja ir šiuolaikiška šildymo bei vėsinimo sistema Oras-Oras. Užsakovai rinkosi šildymo sistemas tarp kelių, sakykime, tarp Oras-Oras ir grindinio šildymo kaip paprasto, sakykime, standartinio šildymo su kietu kuru. Paskaičiavus investicijas, kad grindiniam šildymui reikėtų įrengti ženkliai daugiau, sakykime, ir negauname kaip ir vėsinimo, tai vis tik buvo pasirinkta Oras-Oras šildymo sistema. Projekto vadovė taip pat pasidžiaugė, kad net ir tokiame didelėme pastate sistemos įdiegimas vyko be jokių nesklandumų ir per labai trumpą laiką. Savaitę laiko. Buvo padaryta pilna sistema, nuo komunikacijos iki pilnai, sakykime, ką mato dabar jau sistemos. Čia dabar apšildėm apie 1000 kvadratų, jeigu bendrai paėmus visas patalpas. Jeigu kabinetais išdėsčius šiek tiek, sakykime, to naudingo ploto yra mažiau. Klientai buvo labai patenkinti, kad operatyviai ir greitai viskas buvo pastatyta. Gamyklos vadovai teigia, kad ieškojo pačios optimaliausios ir kokybiškiausios ne tik šildymo, bet ir vėsinimo sistemos. Praėjus šildymo sezonui, jie nei kiek nesigailėjo dėl savo sprendimo. Мы проводили тендер, значит, делали анализ рынка, то есть Mes ieškojome pasiūlymų, atlikome rinkos analizę ir galų gale pasirinkome būtent šitą sistemą. Sistemą mums įdiegė 2014 metų žiemą, šalčiausių sezono metu. Bet buvo šilta, šiluma laikėsi visose kabinetuose, tad mums jokių problemų nekilo. Во все отрицательные температуры, в любой мороз, как бы у нас вопросов, в общем-то, по работе системы не было. Naujos sistemos privalumus pajuto ir gamyklos darbuotojai, kuriems darbas tapo kur kas jaukesnis bei šiltesnis. Jaučiamės gerai, jaučiamės patenkinti, kadangi ieškojom tokios sistemos, kuri ne tik šildytų, bet ir kartu atvėsintų. Kadangi esam ir mano kabinete, kiekvienas jaučiasi kaip vasara, galiu reguliuoti temperatūrą, galiu reguliuoti temperatūros kaip ir greitį. Kai būnu kabinete, temperatūra veikia vienaip. Pavyzdžiui, išeinu iš kabineto, temperatūra tiesiog pati susinormalizuoja ir palaiko tą šildymą. Atėjus ryte nereikia būtinai ten įjungti, kad būtų labai ten karšta ir labai šalta, jinai tiesiog palaiko tą. Svarbu paminėti, kad kiekvienas kabinetas turi ir individualų pultelį, kurio pagalba galima lengvai nusistatyti norimą šildymą ar vėsinimą. Turiu atskirą pultelį, kuriuo galiu naudotis aš asmeniškai pati, nusistatyti šitais mygtukais, ką noriu būtent pagal savo norus ir pageidavimus. Oras-Oras šildymo ir vėsinimo sistemos tai tinkamiausias variantas moderniai ir taupiai mąstančioms įmonėms.